Gavom pranešimą, kad vienam objekte blogai veikia vienpolis virštinkinis jungiklis. Atvykę į vietą, matome jungiklį, įsitikinom, kad šviestuvas tvarkingas. Mums reikia įsitikinti, ar yra įtampa. Įtampos indikatoriame nustatome, kad į jungiklį įtampa pasiduoda, reiškia blogas jungiklis. Keičiant jungiklį mes privalome atsijungti įtampą iš skydelio automatukų. Atsukam, nuėmė klavišiuką, atsukam dangtelio tvirtinimo varžtus. Nuimam dangtelį. Po to atjungiame iš jungiklio laidus ir išimame esamą jungiklį. Imame naują jungiklį ir bandysim sumontuoti atvirkštiniu būdu. Pastatome jungiklį į vietą ir pajunginėjame laidus. Prisukame vieną ir prisuksime kitą laidą. Prisukus laidus galima pasitikrinti, ar mūsų naujas jungiklis tikrai veikia. Tai įjungiame klavišuką. Jeigu lauko apšvietimas įsijungia, uždedame dangtelį, prisukame varžtukais ir uždėsime klavišuką. Mūsų vienpolio jungiklio pakeitimo operacija baigta.